Vytautas Kimilis ir Arno Šateljė. Na, mūsų festivalį, kadangi tai festivalio atidarymas, be jokios abejonės pradėsime himnu. Jį parašė Jean-Philippe Van Besselė, Euro orkestras. Himnas diriguoja Claude Revolt. Muzika, universali kalba, kuriai nereikia vertėjų. Scenoje mes pamatysime ir mūsų salėje 9 jaunimo orkestrus iš Prancūzijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Čia Dzūkijos sostinėje atidarymo renginys tuo nesibaigs. Festivalis išties keliaus ir muziką dovanos žiūrovams dar ir Latvijoje ir Estijoje. Taip, rytoj jis keliauja į Lietuvos sostinę Vilnių, bet atidarymas vyksta čia, Dzūkijos sostinėje. Na. Pakvieskime prie mikrofono Claude Revoltą, Euro orkestras prezidentą, kuris atvyko iš Prancūzijos. Tai yra puikia organizacija, kuri vienyje štai jaunus žmones, organizuoja orkestrų festivalius įvairiose pasaulio šalyse, nuo Lotynų Amerikos iki Dzūkijos sostinės. Claudai, kviečiame Jūs. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravi que ce premier festival orchestrier ait lieu dans les Pays-Baltes.
pour plusieurs raisons. Nous rassemblons des jeunes du monde entier et ils se retrouvent ici pour des causes très sérieuses, très importantes, celle de se rencontrer, d'unir leurs forces et surtout de défendre les petits pays contre l'invasion. La culture est une force extraordinaire pour que la paix se crée dans le monde. Je vous souhaite une bonne soirée de festival avec tous ces jeunes merveilleux. Vous allez entendre le talent qu'ils ont. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Kadangi prancūzų kalba man skamba kaip muzika, tai vertimo tikrai nereikia. Tikrai nereikia. Juolab. Tikrai juolab, kad Dzūkijos sostinė yra frankofonijos lopšys, ar ne, tai tikrai vertimo nereikia. Šiandien rytą prancūzai atvyko 5 val. Ryto, nemiegoję, 10 val. Jie jau buvo mūsų radio studijoje ir aš net nepajutau, kad jie iš tikrųjų buvo nemiegoję. Tad aš tikiuosi, kad šis vakaras bus įsimintinas. Galite įsivaizduoti, jauni žmonės suvažiavo iš 4 šalių ir šiandien jie gros kartu. O to mes girdėsime dar 8 orkestrus ir visą tai šį vakarą čia.